Labadiena. Šiandien Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje neeilinė diena. Dalyvavimo projekte Tūkstantmečio mokyklos 2 dėka atidaromos STEAM laboratorijos. Kalbiname mūsų mylimą direktorę. Kuo ši diena gimnazijai ypatinga? Ši diena ypatinga tuo, kad daugėja galimybių mokiniams. Galimybių geriau išmokti gamtos mokslus, tikiuosi, nes atsidarom naujas biochemijos ir fizikos laboratorijas, šiuolaikiškas, kur galėsim tikrai patyrinėti tą gamtos pasaulį plačiau. Na ir kaip manot, kaip keisis mokinių mokymasis ir pamokos šiuose laboratorijose? Aš labai tikiuosi, kad gamtos mokslų pamokos, tai yra fizikos, chemijos, biologijos, bus įdomesnės, labiau suprantamos, kad daugiau 11 ir 12 pasirinks šitas pamokas ir kad tai nebebus siaubas kažkoks. Ir žinoma, tikiuosi, kad matematikos atnaujinta programinė įranga taip pat padės išmokti geriau matematiką. Ačiū Jums. Kas pasikeis biologijos pamokose atsiradus šioms laboratorijoms? Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad turbūt pirmą kartą įėjus į šitą patalpą, tai kaip mokytoja nušvitau, todėl kad pati aplinka be galo motyvuoja. Neturėdavom net įprastai 30 vaikų, 4-5 mikroskopų, dirbdavo po 5-6. Dabar pora turės vieną mikroskopą, tai reiškia, kad mūsų galimybės tyrinėti labai plačios atsidaro. Turim kur atsinešti, yra stalai, kurie atsparus vandeniui, reiškia galėsim nueiti iki ventos, atsinešti vandens, pabandyti mikroskopais patyrinėti, kokių ten gyvūnų gal rasim. Labai džiugiuosi dėl to, kad pačią Kuršėnų aplinką galėsim patyrinėti. Tikiuosi, kad nebebus vien vadovėlinis mokslas ir kad jūsų širdiste atsiras ta maža viltis, kad norite eksperimentuoti, tyrinėti, atrasti. Pasižiūrėti paprasčiausiai pro mikroskopą, kaip atrodo kava, kaip atrodo kristalai cukraus, galbūt kartais tie paprasti dalykai, kuriuos mes tiesiog atrodo, nieko čia įdomaus, bet pamačius kitokių principų, kai jūs padidinsit 40, 100, 400 kartų, gali atsiverti visiškai kitoks pasaulis. Tai labai tikiuosi, kad tai turės teigiamą poveikį sėkmingam jūsų mokymuisi. Ne tik tai pažinimo kompetencija, bet ir tam pačiam matematiniam raštingumui, ką skaičiuosim, jūsų sveikatos įgūdžiams, aišku, bendravimui. Labai tikimės, kad busit vienas kitam poroje dirbdami, vienas kitam pagalbininkai. Ačiū Jums. Kas pasikeis fizikos pamokose atsiradus šioms laboratorijoms? Šiandieniniai moksleiviai dar labai gerai atsimena, kaip 2024 m. vasario mėnesį atrodė šis kabinetas. Pasikeitimų kaip ir nedaug. Tas pats fizikos kabinetas, tik dabar jis jau tapo laboratorija. Kas keisis pamokose? Labai daug. Vaikai atliks tyriamosius darbus būtent šioje laboratorijoje, o ne kabinete. Tai ugdys tvarumą, atsakingumą, požiūrį į naujas technologijas, ugdys jų gebėjimą sklandžiai naudoti, derint technologijas įvairiausias. O nuo to, ką padarys, priklausys pačių mokinių noras, ką jie galės padaryti. O mes su kolegė pasistengsim, kad tos pamokos būtų įdomios, produktyvios, greitos ir mokiniai greitai rezultatą gaus. Fizika yra eksperimentinis mokslas, todėl atsiradus šitai laboratorijai mes galėsime su mokiniais daryti daugiau tyriamųjų darbų. Praktinė patirtis tai yra gyvenimiška patirtis. Kokie įspūdžiai aplankius Klignaujas patalpas? Iš tiesų įspūdžiai patys nuostabiausi. Jūs gyvenate šią dieną. Jūs keliaujate kiekvieną kartą vis pirmin ir pirmin. Aš kas kartą ateidama į mokyklą keletą kartų per metus matau didžiulius jūsų pokyčius. Jūs esat šaunuoliai, jūsų dailės skyrius be galo gražiai keičiasi, matau piešinius ir šiandien naujus, kurių dar nebuvau mačiusi. Jūs atidarėt šitai laboratorijas fantastika.
esat nuostabus, linkiu didžiulės sėkmės, žinau, kad artėja jūsų 100-dienis ir kitos jūsų labai brangios šventės, taigi didžiulės sėkmės jums. Ačiū Jums. Įspūdžiai kuo puikiausi. Sveikinu visus. Aš manau, kad tai čia yra pakankamai didelė šventė. Matau laboratorijas, matau įrenginius, tai iš tikrųjų prie tokios aplinkos dirbti yra vienas malonumas ir mokytis. Tai kadangi galiu laboratorijas palyginti, kokios buvo prieš ir kokios yra dabar, tai yra super. Na, tiesiog trūksti žodžių, matai, kokios yra dabar priemonės, kokios žinai, kokios buvo prieš tai, kokios yra dabar, tai net norisi grįžti į mokyklą ir gal mokytis. Ačiū Jums. Aš senai baigęs mokyklą, bet tikrai norėčiau grįžti dar kartą į šitą ugdymo procesą, kadangi jūs turit puikias laboratorijas. Tikrai pažiūrėjus, kokios yra modernios technologijos, išmaniusios lentos, puikus mikroskopai, ima pavydas. Tai jaunimui sėkmės, derinkit teoriją su praktika ir siekite savo gyvenimo tikslų. Ačiū.